jeigu atsimenat, mes buvome Amerikoje praeitą vasarą. Ir kažkaip iš Amerikos neišėjo tiek daug tų videkų. Iki dabar. Vienas iš jų, kuris yra šis, tai yra apie Amerikos restoranus, jų greitą maistą, jų saldainius. Viską, ką ten išbandėme, viską sukišau čia į vieną videką. Tai pradžioje aplankysime vieną didžiausių parduotuvę Amerikoje, tai yra Walmart. Iš jos apžvelgsime tam tikrus saldainius ir gėrimus, kuriuos pamėtysiu per visą video. Na, iš greito maisto restoranų, tai pradedant ties McDonald's, baigiant Chipotle ar Mr. Beast burgeriu. Važiuojam. Dabar Walmart'e bus didžiausias apsiprekinimas, nes čia visai visko yra. Šaldytų picų pasirinkimas. Kaip tik buvo Nedo gimtadienis ir buvo paėmę, būtent šitą. Aš negaliu apsakyti, žinokit, toks saldus, ten tiek cukrus, mes suvalgėm jo gal 1/5 ir išmetėm. Čia lygiai tas pats. Buvom pasiėmę spurgos, per daug saldžios. Ir apskritai viskas yra žiauriai saldus, žinokit, čia. Nu tai ką, pupyčių nenori pasimti, kas čia iš vis yra. Koks sunkus. Atrodo, kad cemento maišas ir miltai būtina. Čia viskas žiauriai oversize, nes pas mus pasės ne litrais, o galant. Va, tokiai aliejai pasiėmė. Tai good to go. Aš jums noriu parodyti, kokiais kiekiais čia pardavinėja visus pusryčius. Tai Lietuvoje turim šitą. Oatmeal. Ai, tai buvo palat. Tai čia yra dripsniai, čia yra avižinė košė ir treats. Dabar žiūrėkit. Dripsnių pakas. Ir visus dripsnius parduoda lygiai taip pat. Yra šiaip normalas pakuotas. Visa lentynė. Čia vien dripsniai. O kas mėgsta saldainius, tai čia yra dafigalis skyris tiesiog saldainių. Nu, Mr. Beast'o šokoladai. Visokiausių yra. Bandžiau šitą ir šitą. Žodžiu, nieko gero. Karls gamys. Paprasti guminukai ir viskas. Nu, kaip Hershio pasirinkimų. Aš esu bandęs tik vieną, man atrodo, va šitą Lietuvoje. Ir šiaip skanus, man tai patiko jisai. Čia labai daug yra aštrių čipsų ir man tai jie skanus. Sakim, štai čytos, kur žiauriai aštrus. Nu, ne žiauriai. Yra kur double aštrumo, bet man tie su paprastu tai mažai jūsų valgo, visai tai paskanu man jie. Taip, yra Primas energetinis. Buvo paragavęs šito. Šį ir paimsim rožinį. Hydration sticks. O, what? Yra nepagausim. Nu, davai. Vienas, manau, kad žinote, kokiais kiekiais eina. Taip labai skani. Yra Starbucks coffee. Pas jos, kad vengtų tai plastikoje pas mus Lietuvoje, tai tikrai taip nėra. Raudonų padukų belė kaip ilgai ieškojau, kad būtų galima nusipirkti Lietuvoje, tai galiausiai skolinausi, nes iš užsienio siuntėsi. Vienkartinių lėšų užlogį pasiėmė. Aš minėjau, ką žinokit, Walmartas yra didžiausia Maxima, kaip prekybos centras, didžiausi senukai, viską paėmus ir sudėjus ir to pat centras dar. Sudėjus į vieną, o turi Walmart, tai su amerikietiškom prekėm. Žiūrėk, jeigu šitą pavarkščiu ant tu bus fit. Jo, gali parūkšti. Ant savęs. Štai čia yra mūsų Trantalas, su kuriuo mes tripiname Amerikoje, o tuo metu mano mašina buvo Lietuvoje. Ir jai šitą vasarą pasibaigė ir technikinė, ir draudimas. Ir kaip man tą reikėjo prisiminti, neužsirašant į prisiminimų knygelę, ar neįsidedant į kalendorių. Štai čia ir atsiranda nemokama programėlė Car One visiems vairuotojo poreikiams, išskyrus patį vairavimą. Pradedant nuo technikinės ir baigiant draudimu, programėlė už jūs atsimins visas datas ir primins jums, kai jie baigs galioti. Per čia galėsi įsirinkti savo tinkamą draudimą pagal kainą ir sąlygas ir nereikės tau asmeniškai jam rašyti. Galvojat, atsimenat, kada jūsų vairuotojo pažymėjimas baigia galioti, taigi mes neskaičiuojam 10 metų į priekį. O čia viskas vienoje vietoje, primins, kada ir vairuotojo pažymėjimas baigs galioti ir kada sveikatos pažymą reikia atsinaujinti. Vienoje vietoje laikyti keletą automobilių ir nereikės jums visko atsiminti. Pavyzdžiui, mano tėtis turi tikrai ne vieną automobilį. Iš tikrųjų paskambinsiu, jam paklausiu, kaip jis atsimena. Kaip tu atsimeni, kada baigia galioti tavo visų mašinos technikinės ar draudimai? Aš šiaip atsimenu, ką žinau maždaug. Tai vairuotojo pažymėjimą, tai gali ir pamiršti, aišku. Jisai pamiršo, kad pasibaigia galioti. Prieš 7 mėnesius pasibaigia technikinė. Tai važiavo be technikinės 7 mėnesius mano močiutės brolis? Jo. Prisirinko baudų, jis ten nežinau, už 3 ar 4. Jam reikėjo Car One turėti programėlę. Dar neįtikinau, tu bet kuriam mieste gali parkuotis ir apmokėti tik per šitą appsą su Apple Pay. Išsikrauna jūsų elektromobilis, pum, įsijungia appsą, pasižiūri, kur įkrovimo stotelė rečiausia. Ką sakai, sugedo automobilis, įsijungia appsą ir pažiūri, kur artimiausias servisas. Ir ką tu reikia sutvarkyti pažymį. Ir tada gali nuvažiuoti ten. Ai, negali nuvažiuoti, išsikvieti pagalbą kelyje. Per appsą. Tai štai čia yra QR kodas, kurį galite suskanuoti ir parsisiųsti appsą tiek Apple Store, tiek Google Play. Ir imkite, naudokite. Appsas visiškai nemokamas. Jeigu tingit description'e paspaust linką, nes ir ten toks yra. O mes tada varom atgal į kitą žemyną. McDonald's jau ne vieną kartą buvom per šią vasarą. Jis per daug nesiskiria. Sakyčiau, gėrimų porcijos žymiai didesnis negu Lietuvoje, bet šiaip pats mako maistas, tai jis labai panašus. Lietuvoje gal čiūčiut truputį skanesnis, bet per daug tikrai nesiskiria ir skirtumo nepamatysite didelio. Čia nėra wrapų, nėra salotų, visą laiką tik burgeriai, nuggetsai yra apple pie, viskas ledai, daugiau nieko. Tai mane šitas labai greit sulaiko nuo to, kad nenorėčiau šio, nes jeigu mes nuvarom jį, tai gaunasi, kad visą laiką valgai. Vien tik tą patį maistą, žiauriai meniu trūkumas.
Aš neįsivaizduoju, nei koks čia maistas, bet tiesiog kaip McDonald's būtų. Man čia primena šiek tiek naminę versiją. Mako, kur tipo čia lentos dar, žinai, čia ką tik pastatytas jisai. Can we get the 6 as well, the combo one, probably, from the kids meal, the cheeseburger? Okay, sorry, can you make cheeseburger only with meat, cheese and ketchup? Nothing else? Yeah. Čia yra large. Large'as, jo, čia mediumas, jo. Na. Čia bulvytės large ir medium. Čia medium, čia large. Okay. Jis pasiėmė 2 burgerius ir 2 bulvytės. Matau gėrimai tie dideli. Kiek sumokėt? 22, man atrodo, dolerių savo kids meal. Porcijos, šiaip tai čia yra žiauriai nesveikos. Čia yra small, medium ir large. Neįtraukia, žinok, šitą kokteilę. Prabangus pokytį. Kaip sunkiai traukiasi, žinokit. Nėra jaučiu oro derkas, ne? Auč! Visko, nu bet neįmanoma išgerti nieko. Čia žinok, labai reikia čiū traukt. O jeigu pradarius čia? O dieve, koks cukrus, skonis kaip skista cukrus vata. Jo. Šiaip grinai gerai atrodo. Bent jau Danyta atrodo kaip McDonald's būtų, bet tiesiog biškiai paturbintas. Biškiai geresnis. Bet man čia tos bulvytės labiau patinka nei Lietuvos Maka, pavyzdžiui. Man geriau negu Maka, nes Maka būna toks popierius. Na gerai, tai pradinį duok, o tada galėsi lyginti pagal šitą. 7. O tau? 8, sakyčiau. O tau? Aš jeigu lyginu su Maku, tai čia duosiu 9. Mane nuvylė šiaudelis ir nesigėrė per jį. Bet šiaip skanu. Bulvės skanios, burgeris skanus. 8. Mano balai labiausiai bus inaccurate, nes aš esu labai šanki maistui ir mano burgeris buvo tiesiog mėsa, kotletas, sūris ir ketčiupas. Čia yra čai latte ledinė. Ir kaip? Saldi. Saldi labai. Karamel latte, šalta. Karamel latte šilta. Vadinasi, white chocolate macadamia cream cold brew. Oh, so good. Geras, žiūri. So good. Skani? Labai daug kavos. Paragauk, gerčiau. Duok man pabandyti. Bet kavos man nesijaučia visai. Na, šiek tiek. Man toks milkshake'as. Ir Kaip sausainis tokia. Labai skanu. Tie sprinkles kažkokie geri. Žiauriai gera. Maniškis būtų solidus 7,5, 8 iš 10. Pradžia žiauriai gera, kaip pradedi gerti, koks 9 būtų ir po to nukrenta iki 8. 6. Iki 8. Gali lyginti su Lietuvos kavinėm. Vera kafė yra geriau. Mes lygitas pas tik šalta, bet jin tokia kartė ir nieko neįsiskiria visai. Kiek tu savo vertini? 4, nes žiauriai saldu ir net neskanu. Su jumis ir vėl Starbucks panytės. Šiandien pasiėmėm Dragon Fruit. Ir pink drink. Labai rekomendavote mums visus šitis Instagram'e, sako Dragon Fruit ir pink drink. Pink drink šiaip visi sakė. Aš sakau, tau atrodo, kai šaltibaršiai. Nu, labai panašu mano. Šiandien ko šiandien makalošiai. Aš pagausiu tavo pink. Aš labai maniau, kad bus žiauriai saldus. Na, taip, what the fuck, jis užhypintas taip labai? Jo. Čia nėra ko hypintis. Čia kažkoks braškių sirupas su pienu. Šiaip skanus tavo. Dabar, kad norėjau. Nu, nepirkčiau antrą kartą. Nei tavo, nei mano. Aš tavo vertinu 6, savo vertinu 4. Aš savo 8. O mano? 7. Gali paragauk į popą dar į Starbucksą. Jaučiu irgi ne. Ne, tikrai nesakai, kad geras. Nu, niekada nepirkčiau. Ne, skanus, what the fuck. Žiauriai saldus. Kiekvienas kainuoja? 2 eurai per man atrodo. Max neapsimoka. Žodžiu, aš priėmiau tokį solutioną į Starbucksą pirkti tik su kava dalykus. Nu, čia tai, nu ką žinau, čia sultis gerim kažkokias. Kelintą jau kartą geri pink drink. Čia koks mano 4 iš tikrųjų. Visai skanus tas pink drinkas, nu nemeluosiu. Nesaldus, toks, nežinau, toks centriukas. Sutikti. Aiškiai kisses, cookies and cream. Tai tokia Lietuvoje nėra. Step 1, bake the delicious chocolate cookie. Ne, pala. Step 2. Press kisses cookies and cream candy into the cookie. Čia 2 atskiri kukiai ir turi iškepė jaučiu tą Enjoy the yummy goodness. Tai šitą dar paruošti reikia? Nu ne. Ai, nu jo. Čia žinai, seni, čia yra tiesiog sudėti visi šitie ir jie yra tiesiog skirti uždėti ant cookie. Bet mes galim paragauti be cookie. Aš nesitikėjau, kad traškės. Aš be kukų valgyčiau jį. Jo labai šaldus yra. Esu valgęs saldesnių dalykų. Čia jau per tą savaitę. Bet, ką žinau, šiaip tai good. Man patiko. Man irgi. Skanus. 8,5, žinau. Nu, aš tai bijau, kad viskas 8 tai bus panašiai, žinok. Nėra tokia wow, bet tas, kad pretty good. Man 7, man per saldu. Bet dabar ir reikia vertinti panom. Ne. Primena Oreo vidų su trupučiu Oreo išorės. 10 pirkčiau. 8. Turime baltus Skittles. Jie visi yra pilki, nu gal be spalvos, bet Su skoniai skirtingi? rodo kokie skoniai yra. Ir visi pilki. Skittles kaip Skittles, gal šiek tiek saldesni, bet iš esmės tai 7. Aš kadangi Skittles fanas toks hardcore, 8 duodu. Čia kaip defaultiniai skitulsai. Polonių. Čia normalūs Skittlesai tiesiog bespalviai? Man taip sunku įvertinti, man čia tiesiog tipo average skaniukas. 7. Aš irgi labiau šokolado ir vaflių žmogus, tai man tiesiog 5, nes vidurkis su vafliu. Dar vienas pasirodo pasiėmėm Skittlesų, rožiniai.
Čia bent jau spalvoti. Man skanus. Jo, bet nevalgyčiau. Žiūrėjau, gerai. Mango šitas man patiks. Man kažkas OG primena Skittles. Yra va tokie skoniai, bet viena pakuotė atrodo, kad net nėra. Kaip Skittles, tai ok. Overall, kiek duodi? 7. Aš irgi duodu 7. O kokį vieną neskanų svarių. Kokios tuos? Ruda, ne? Vieną skonį. geriau. Man mėlesnis skonis, bet kažkuris vienas labai gadina skonį. Bet aš 5 duočiau. Man šitas geresnis, į šitas aš jam duočiau 8. Kaip mums maistas Panda Express, galiu pasakyti, man labai patinka. Mums jau čia 3 ir 4 kartas, kai mes čia imame. Na, pagrinde yra kinietiškas maistas. Ten pasidarė goba, vištieną pasiėmė ryžių. Labai skaniai sueina, toksai nėra, kad labai brangu. Mes imame būtent bigger plate. Arba įprastą plate, kur yra 2 inches ir 3 inches ir vienas side. Gaunama tokį gerį ir čia būna vienas entry, antras entry ir čia yra trečias fortune cookies. Ir už viską tiesiog sumokam $15 ir mes pavalgom abu. Labai geras dealas. Ja, Panda Express ir pigiau ir gerai. Kiek Panda Express'ai duodi? Nu, 7. Aš tai duodu 8 Panda Express'ui. Patinka. Šipotlai. Jau buvom vieną kartą, kai tik atvarėm ir visą laiką nenorėjau, bet dabar galvoju, visai jau suvalgyčiau. Jie šiaip labai dideli, vakar nesuvalgėm viso, pažiūrėsim kaip po vasaros dabar ar padidėjo pas mus šventė ar ne. Papelį pabezlėt, bet skanu. Norėčiau galbūt Lietuvoje, kad vadai keletą kartų į metus pasimti tiesiog. Dažnai tai nesinoriu tokio maisto kažkaip. Na, mano skanus, bet nuo 9, sumokėjom tarp kitko $20. Nuo 10 iki 12 realiai vieno burrito kaina. Skanus, bet tau labai gretinis nuotraukos. Žemantės duoda 1 balą žemiau negu savo. Aš žinau, kad šitas dalykas, bet Amerikoje visur vištiena yra tiesiog gaminama aštriai. Man tai labai patinka. Man patinka. O šiaip čipotą vertinu apskritai 9. Kiek tu bendrą duodi? 6. Kur atvažiavom? Daubriks pizza. Pagrindinė tai yra 2 tipų picos. Sharon pilnas sizas ir yra gabaliukais, kur pardavinėje. Visiems vieną gabaliuką paragauti ir vieną pilną Sharon pizzą. Paragausim dar kažkiek Corinna's Root Beer. Dar yra čia slashes pardavinėje. Cherry, Blue Raspberry ir Cola. Sudrėpus pizzytė. Neiškart gaminta, tai turėtų būt padžiaus, tokia, žinai, skani. Žiūrėjau. Pizzo ekspertė duoda 10. Aš duodu 9. Skanus gabaliukas pizzos. Čia yra kažkoks padažas, žiauriai skanus. Wow. Šita plona. Kaip kvepia. Na, pirma reakcija. Labai plona, skani. Geresnė tada? Ne, imčiau ona. Ne, aš tada taip, pizza kaip pizza. Kaip pizzai duodu jaučiu 7. Yra padegęs padas, tai kai tokia plonytė pizza labai jaučiasi, bet it's okay. I like it. Pasikeitė kažkiek nuomonę, kai suvalgai dabar. Aš čia norėčiau užsukti dar kartą. Man tai tas pirmas gabaliukas labai patiko, bet man ta kita pizza tai nelabai. Gal dėl to, kad Havajuje, nu aš nesu irgi fanas. Gal ir jo, bet jinai tiesiog buvo labai plona ir labai priminė tiesiog normali pizza kažkaip. Nu jau. Ja, tas pirmas tai solid 9 iš manęs, iš manęs 10, iš manęs antras, kaip ir sakiau, 7. Kiek? Aš duočiau 9. Sakiau 8. Žinau, kad... po to 7 sakiau. Jo, tai 7 vis tiek. Išbanysime Hot Pockets vadinasi. Įrodo, kad pašildyti mikrobanginiai. Ir su labai daug maistų ir produktų Amerikoje įrodo, kad tiesiog galima pašildyti. Taip atrodo. Kvapas nėra įspūdingas. Aš žinau, kad pizzą valgyčiau tiesiog. Čia yra 4 cheese pizza. Mozzarella cheese. Čia net mėsos nėra. Aš tas skanu žinok. Geresnis negu jūsų. Aš tą savo išmečiau tiesiog. Išmetei? Jo. Bet riebus toks. Būtent šiti visai good. Duodu 7 out of 10. Nežinau, ar pirkčiau, valgyčiau. Nusipirko čiovelis Cheetos mac and cheese. Čia praktiškai pilami makaronai, bet jie Cheetos. Mes pasiėmėm makaronų Cheetos. Oranžinė spalva tokia neoninė. Aš visas toks būsiu, to žinok, kodėl. Atrodo, tai žiauri šinai. Atrodo, kad tiesiog šlapius čipsus. Vemalų kvapą, pabanėk. Nu toksai, toksai, karočią, šiaip normalus kvapas. Ne. Geriau nereikėjau, žinok. Rimtai? Jo. Aš šiaip galvojau, kad taip gali būti. Im paragauti. Nu, nepirkčiau. Antrą kartą. Aš irgi nepirkčiau. Įdomu pamanyti, bet nepirkčiau. Nu, geresnė nei mes valgėm, tai tikrai. Bet aš negaliu apibūdinti. Nes toks šlapi makaronai su biški čipsų skonio. Jo, mac and cheese'as ir prideda tokio čipsų skonio. Bet aš nesuprantu, kur čia čizas, nes čia nėra. Čia nėra čizą jokio. Čia yra makaronai su Cheetos skoniu. Tai čizas yra sūros skonio. Dar kitas patiekalas, tai yra Cheetos mac and cheese. Tiesiog raudona košė. Šitas raudonas tai realiai nesiskiria nuo šito. Eiksa, das me. Kaip įmantai patiks. Tai jokauji. Žiūris, ką labai žiūri, aš trau. Laikyk veidą. Įmantė sakė, kad laikyk veidą. Mažai skonio ir tik aštrumas, realiai. Pats makaronas tiesiog popelių skonio ir tada dega. Vertinu 1. Kaip makaronai vertinu 5. Kaip aštrumas. Biški degas krandis.
Kitą išbandysim Chick-fil-A, kur pagrindinė dominuoja pirštą, bet irgi eina viskas. Burgeriai, cheesai, nuggetsai yra. Įdomu, grill nuggetsus būtų pamanyti. Sako, koks geriausias burgeris? Visi, koks populiariausias? Viskas. Kol kas įspūdis, kad dar viena burgerinė tiesiog. Ei, tipo pas mane bandelė ir mėsytė ir nieko daugiau. Kur sūris, kur pomidoras, kur salotos lapas. Dvi agurkos kiltės įdėtos. Burgeris kokį tik esu mačius. Atrodo kaip grotos. Bulvės tai geras. Bet vištiena šiaip skani. Tiesiog trūktų biški sūrę pomidoro. Kaip iš paveikslus. Nu kaip? Very good. Very good? Ir very spicy. O kas ten? Ai, čia grill nuggetsai tie? Realiai šašlykas tiesiog. Šašlykas tai baisiai skanus. Ir aš matau, tas pats šašlykas ir mano burgeryje yra. Skanis žinau kaip sveika burgerio. Gal primena sumuštinį labiau negu burgerį. Man irgi. Žiauriai trupa. Žiauriai nepatogu buvo valgyti šitą burgerį. Jis buvo skanus, bet jis nebuvo nieko wow. 7, nes jautėsi sveikas. Kadangi jautėsi sveikas, tai visai buvo malonu valgyti. Nežinau, aš jaučiu koks 5. Ai, o šitas šašlykas irgi, sakyčiau, 7 koks. Čia nebuvo burgeris, čia buvo tiesiog duonytė ir mėsytė viskas. 3. Kiek tavo burgeris? 10 iš 10 būdį tą geną. Smash or pass. Smash easy. Geresnis už Wendy's? Geriausias burgeris kol kas Amerika, žinok. Bulvės 3 iš 10, man labai neskanės jos. O tau kaip bulvės neskai? 4 gal. Šiaip tai neičiau, nežinau, neičiau antrą kartą valgyti. Paragavau ir užteko, man atrodo. In and out. Jūsų norimas restoranas greito maistas, labai geri burgeriai, tai būtinai dabar tą ir pabandysim. Tai mes jau iš tikrųjų vieną kartą esam čia buvę in and out, mes buvom tiesiai iš oro uosto, bet jis buvo žiauriai netvarkingas ir nieko ypatingos tuo metu, tai tiesiog pabandėm antrą kartą, ten buvo ir naktis, mes jau buvom pavargę po visų skrydžių. Kaip per televizorių rodo, toks ir būna. Patys burgeriai visai močini. Įmantės burgeris, žinoma, kur mėsa, kečupas ir sūris tik tai. Pas mane double cheeseburger. Pirmas buvo žiauriai skanus, o dabar tai toks biški sausas, ta mėsa nėra tokia smūg. Mano nuomonė, kad biški varyti, kad sako, čia geriausi burgeriai. Manau, kad tikrai yra kur geriau. Nėra blogai, pasirinkimo aišku nėra. Atvarysit, negalėsit pasirinkti mėsos, negalėsit dėti ten papildomų tų produktų. Bet vertinu savo burgerį 8 bulvytės per sūris, bet dėl to, kad tu druskos įdėjai per daug. Bet šiaip jaučiu irgi būtų koks 7-8. Duočiau 8, ties galbūt pajaučiu, kad aš valgau batoną labiau negu mėsytę. Ir man trūko mėsytės. Už pirmą kartą 10 iš 10, o šitas tai biški nuvylė, 7,5. Tikrai sutikčiau, kad overrated. Praeitą kartą, kur valgėm, tikrai buvo žiauriai geras. Kokia 6 man pilvas skauda per daug svagūną. Man pilvas skauda. Pasiėmėm 2 donutus, 2 gėrimus, medium size, $8. Žiauriai mažai, nes tu Starbucks'e vien už vieną kavą sumoka visi. Nu taip, ja. Kaip tau sekasi? Pineapple mango refreshing. Ir kaip? Refreshing. Mango jaučiasi. Net sakyčiau, žinai, kas jaučiasi persikas, ne mango. Per daug skonių biški man. 6,5. Mano kava? Fudavo taip aplaidyti, nenoriu. Kava kaip kava? 7. Skani kava. Įbėgi vietą. Daug mano spurga. Žinai, kad nenoriu šokoladinės. Bet tai ką pagauti? Pulmerio. Visiškai spurga, kaip spurga. Tie glazūros, kaip ten jie vadinasi, labai saldus. Jo. Spurga. 7, 6,5, 7. Nieko ypatingo. Jo. 6. Lidlė pas mus skanės. Bandom. Nežinau, pabandėsim. Jos reikia įdėti į skrudintuoją. Čia su zefyru ir šokoladu. Ne, čia su uoga. Koks įdomus dalykas, nevargas, tokio atrodo niekad. Labai saldus pats sausainis yra. Bet realiai, kai žiūri į patį vaizdą, atrodo, kad pajausi kiekvieną sluoksnį, arba bent jau kaip ten maišas burnoj, bet aš jaučiu tiesiog saldų karštą sausainį. Pretty good. Na tai va, net nežinau, kurią paros metu norėčiau tokio dalyko. Gal pusryčiams arbata koks eitų, žinai. Su arbata gal, nes jis vienas labai per saldus yra. Čia su braškėm? Irgi saldus labai. Biškai jaučias braškės, bet nei sintetinė tokia braškė. Labai sintetinė. Atrodo tiesiog cukrus. Aš tai pirmam duodu 5, šitam 6. Pirmam duodu 5, šitam 4. Aš kaip įmantė. Overrated atrodo. Jeigu ir patinka kažkam, tai žiauriai overrated. Amerikiečių šiaip gal biškai skonio receptoriai pristaikė prie tokio saldumo, jiem čia gal normalu yra, mum yra gerokai per saldų. Turim dar 4 skonių takys. Tai aš kai žinau, kai kuriuos parduoda Lietuvoje, bet pavyzdžiui, va tokių mėrynų, tai nesu matęs. Blue Heat, va šitų nesu matęs gyvenime. Nitro, davai. Nitro toks basic. Koks stiprus. Oi! Rašo, extreme hot. Aštrus. Aš jau grėbiau užsigerdžiu naktį turbūt. Man patinka, kad pakuotės mažos, tai va tiek suvalgai ir viskas. Atrodo, aštru labai. Biškė aštru. 6. Okay, 6. Atrodo kaip šuns skaniukas. Ai, kur. Man iš karto padėko tik iki šiol. Galim gaut kibirą. Vien pipirus tai jaučiu. Nu, Eimantė buvo paėmus fuego dar šitų. Tai jie šiaip irgi aštrus.
Iškart parėjo. Jaučias. Tos laimas labai jaučiasi jų. Jo, man šitai patinka. Geriau negu nitro. Man kvepuot per burną dabar labai aštru. Fuego buvo geresnis, sakėm, nes jaučias laimos. Galiu dar. Arba 7. 7 gal. Man irgi 7, tikrai. Jo. Rožinis čia, atrodo. No, čia rėkianti raudonai. Šitas aštušiai. Nu, nei pakėlė. Įmantas. Bet jie visi turi tokio acto laimo skonio. Šitam vieną irgi Aš tam irgi vieną duodu, nes jis labai tiesiog... bad. Crunchy fajitas. Šitai neštas. Šitai mild. Mildai. Miltai. Sak, tiesiai valga aš. Geri. Čia labai skanu. Skanu šitai. Crunchy fajitas. Seniai, 9. Solid 9. Minimum 9 man irgi būtų žinoti. Man su pirmu čipsu išdėgė burna. Primena duoniukus tiesiog su prieskoniais. Norėjau sakyti, kad yra. Bet šitas aš jas valgyčiau. Jie aštroki, bet tokie mano ribose. 7. Aš 5. 7. Šitas pirmą kartą gyvenime matau. Va. Tokie matos, kad uždažyti mėlyni, bet ja. Kvapas. Saldainė. Čia irgi ekstrem rašo prie šito. Šitai geri. Šitą vėl valgyčiau. Jo, šitas geras, šitą aš valgyčiau. What the hell? 8. Man irgi 9, žinau, bus šitie. Irgi 9? Kaip tai, jo. Wow, Labai okei. Gerai, jie atrodo labai nenatūralūs. Nu, na. Man burna dega, man skauda, bet maloniai. No pain, no gain. Skaniai, bet skaniai dega. O first time duočiau 8, bet tiesiog man nervina, kad man aštru, nes iš tikrųjų žiauriai skanu, kas vidu yra. Tai tada 4 turbūt. Sveiki atvykę, mes esame Taco Bell. Vieta žiauriai liega, iškart pasakau. Bet čia yra mūsų jau antras kartas. Pirmą kartą žiauriai neskaniai pavalgėm Taco Bell. Taco ir quesadilla ar kažkas tokio buvo. Ir buvo žiauriai majonezo ir baisiai alijuota visą, tai neskanu. Man aš irgi pasiėmiau kebabą kažkokį. Šitą irgi visai neblogai paprasti, labai skanus. Turime kažkokį užkanduką. Kaip seni mini. Čia nevalgyčiau. Nuvalgiau, bet buvo tik euras. $. Labai pigiai čia galima pavalgyti. $1 spam, 2,5, kad vat už $6 galima, nežinau, pasakysiu, ar pavalgysiu. Gerai, kaip už 2,5 sakau, tai čia labai nice. Realiai net, sakyčiau, duodu stiprų 7,5, 8. Aš tiesiog duodu 7, nėra mano favorite. Tokia kaina 8,9 tipo. Tai 7. Po daugiau negu mėnesio, dar vienas Popeyes. Labai gerai išrekomenduotas. Pažiūrėsim, ar tikrai čia taip skanu, kaip sakom. Pagrinde eina kas vištienos, burgeriai kaip ir visur kitur. Nedas su Rusnė jau buvo, aš dar nebuvau, sakė jiem skaniau negu kur Nedas sakė, jiem skaniausia buvo Chick-fil-A. Labai vištienos skani buvo, jinai nebuvo nei sausa, nei nieko. Nu, vidus kaip ir visur. Greito maisto restoranas, nėra ko tikėtis. Bulvės. Nu, bulvės man geresnis McDonald's tikrai. Nu va, toksai. Burger, agurko vagaliuką. Nu, vištienos skaniai. Gan spicy toks, tai okei. Kai tiek laiko nevalgiau, pamiršau, kokie skaniai buvo kitur. Aš samašiau, man įspūdžio didelio nebuvo, kad paliko. Visai aštrokas tas, kurį ėmiau. Bulvyras man skanesnis, kaip ir sakiau, negu makė. Aš šiaip nemėgstu vištienos burgerį jau. Man tai yra skaniau su jautina. Bet šitą vištieną žiūriu skaniai yra. Iš savęs labai šlapia. Čia žiūriu nepilingai atrodo dabar. Bet aš duočiau 7. Irgi. Papa John's. Išbandysim ir šitą. Neturi šiaip gerų įvertinimų, bet žinom, kad jis gan populiarus čia. Už 2 mažas mokėjome 38, tai tikrai visai nepigu. Nu, po $19. Mažas pizzas ir tas ten tarnauja. Čia net nėra nei kainų, nieko. Tiesiog ateini ir spėjai, kaip susimokėsi. Jo, bet čia, jo, labai keista, nėra kainų. Nu va, tavo. Kodėl man čia špincelimėną primetė? Pas man irgi. Pizza. Šiaip duočiau 10, šitą pizzą tikrai užsisakviečiau namus, tiesiog man baby dobi, kad tas vienas gabuliukas buvo toks tobulas, kad atrodo viskas, nėra daugiau geresnės pizzos. Skani, man irgi, pirkčiau. Nepamiršk, kad tu mokėjai už vieną pizzą $20. Bet čia netakas pavalgyti žmogui. Savo sakyčiau 8, tavo 9. Pizdukas, ką tu čia įdėsi? Vienas nuoširdus reviusas. Antrą kartą valgom Black Bear restorane, valgėm prieš tai LA, dabar Las Vegase. Ir čia žiauriai daug pasirinkimo, žiauriai daug maisto ir palyginus labai pigus su kitom amerikaniškom kainom. Va, gauni 3 blynus, 2 dešras, 2 beikonus ir dar 2 kiaušus už 12. Tai va, bet čia visur tokios kainos, nėra nieko daugiau negu 20. Burgeriai eina už 11, 13, kas
Čia Amerikoje, žinokit, tikrai pigu. Mes anąkart už kavą, sultis, įmantės patiekalą, mano patiekalas mokėjom 20 šūdžius. Šiaip įprastai čia nueini pavalgyti kur nors, stengiuosi kuo mažiau sakyti, ir 60 plus tipsai, 80. Kai sakiau, kad čia didelės porcijos būna, tai taip atrodo jos. Čia yra mano takas, čia va mano ranka ir čia mano takas. Čia įmantės blynas, tas man didesnis už įmantės galvą. Aš sakiau, man iš vaikų meniu reikėjo. No fucking clue, kas čia yra. Prime dažyte rašo Hydration Sticks. Pamačiau Prime, buvo galvoju, įdomu pavadinti, sako, irgi nematęs. Prime milteliai, kurios susipilti vandenį reikia. Chemikras. Atrodo, smektą daryčiaus. Aš tikėjausi mėlynas, kad bus. Aš nemaniau, kad bus mėlynas. Nu šiaip skanu. Geriau. Jaučiasi, kad jis turėtų biškiau dar labiau būt praskėstas, bet šiaip skanu. Žinai, man skanu negu pats Primas. Aha, biški yra to. Pats Primas labiau miltelį jaučiasi negu šitas miltelį, atrodo. Tik tai vandens tai reikia žymiai daugiau. Jo. Bet skanus šitas asmeniškai geriau. What the fuck? Geriau nei Primas, ne? Nu. Šitas geras dalykas. Thumbs up. 8 net. Nes čia realiai vandens papildas yra. Jo. Gaunant ant tos elektrolitus, tai sakyčiau, kad visai nice. Tai geriau negu paprastą vandenį gerti. Jo. Ir visai preferinčiau net. Jo. Nėra neprivaloma. Čia jau šiaip irgi dačiau 8. Toks pretty good, jo. Aš nesitikėjau šitas čia. Šiaip ne. Kaip gali būti be cukraus? Čia saldiklių tai belenkiek bus. Nepirkčiau. Jo, jeigu į kačerkę, tai aš nešiu, tai man skanus. Bet aš jeigu sportuočiau, aš tokio saldiklių mišinio tiesiog negerčiau. Bet reikia. Gerai, duodu 3, nes nepirkčiau, bet ir nėra too bad. Aš duočiau gal 4, nes jisai nėra bent jau šlykštus. Oho. Bet jisai gėriam kažkokį Primą prieš tai tas man buvo visai ne. Šitą aš išgerčiau nereiktų labai versti. Dar prie tų pačių Prime'ų norėjau išbandyti ir Moon, tai buvo pats naujasis, kai mes tik atvarėme į Ameriką. Dabar nežinau, gal išleido dar kažkokį, bet gavau Moon Arizonai. Prime'as tiesiai iš Mėnulio. Kokosas, saldu labai. Ja, biškai per saldus. Solidus 6 iš 10. Negerčiau šiaip įprastai tokio. Tikrai ne. Aš tikrai suprantu, kad ir Lietuvoje atsirado tam tikri Prime'ų skoniai, kurių nebuvo Lietuvoje tuo metu. Ar Mr. Beast šokoladai, bet pats kaltas, kad išleidžiu taip tolai video. Tai tiesiog pamatysit, kaip mumie susiragavo. Šiaip Lietuvoje net neragavau, tai net negalėsiu palyginti. Pasiėmėm 2 Prime'us energetinius. Raudoną dar esu bandęs. Raudonas, it's okay. Bet vat, įdomu buvo pasibandyti šitus. Dar vieną paėmiau violetinį, nes Lietuvoje nebuvo violetinio. Ir čia, kai buvom pasiėmę pirmą kartą, kokį mes buvom pasiėmęs kartą? Oranžinės, nu tada. Oranžinis, jis buvo pretty not cool as well. Jo, aš nenorėjau gerti. Miltelis skonis visą. Jo. Aš vynuogių sulčių irgi nemėgstu, pavyzdžiui. Nu, vynuogių sultis. Maximos vynuogių sultis. Jo, tas kur pigiausias, kokias paim gali. Bet be cukraus, ne? Šiaip net nežinau, kas čia vyks. Jo, nėra cukraus. Žinai, solid 6. Atsigersi, bet neįsi pasimti parduotuvėje. Jo. Good. Labai good. Mano good irgi. 200 mg kafeino, zero sugar. Jeigu bandyt Prime'ą, tai šitie tikrai galima. Jo, man energetiniai geresni nei pats Prime'ai ir Prime'o milteliai geresni nei Prime'as. Man geriau. Man mano geriau. 8, žaliam 7. Tai man šitas 9 kokis. Nes už Monsterį geriau tikrai skonis. Ir už Red Bull gal net geriau, manau. Šitas... Bet už Kultą geriau. Ne. Palat, kiek rožiniam duodi? 6. 6? Jo, man skonis lieka po to kažkoks, kur aš tikrai nenorėjau jo. Ok. Bet čia orange mango. Jo. Iškart kaip limonadas skonis. Labai fake. Labai fake skonis. Man skauda. Gavai šitą? Ne. Šit's actually good. Dabar. Actually geresnis. Ne, išgėrė ir nepalikai mums. Tai ir žalis geresnis. Dėl to, kad rožinis, manau. Man, nepirkčiau, užduos 7. 6 duočiau aš. Aš nepamenu, kiek daviau tam iš miltelių, bet šitam jaučiu 5 duočiau. Hooters! Nu va, atvarėm dar į vieną restorančiką, kur labai skanus paneliai turėtų būti ir Skanios mergytės. Arbatas. Nu va, reklamytės 2 iš karto. Va, šalia mūsų, kaip atrodo, kitas stalas. Tai anksčiau aprangos buvo, vat, daugius, man rodo. Fun fact, šitą vietą vadinasi Restaurant. Restaurant vadinasi vieta, kur reikalauja, jog stafas, moterys, waitressės būtų apsirengusios labai iššaukiančiai. Va, mes restorane. Va, vingsai, yra burgeriai, sandwiches, sauces, kas kitai pusiai, teaseriai, seafood, salads, ciders. Bet feelingas yra čia visai kaip baro. Padavėjas mumis pasveikina, bet jis šiaip tiesiog sėdi prie baro. Bet apsirengusios su trumpais sienukais. Šortukais. Su trumpais šortukais,
Jo, su didelė iškirptė ir trumpais sienukais. Iš pradžio šiaip daug negalvojau pažiūrėdamas šitą pelėdą, bet dabar supratau, kad šitą pelėdą, realiai jos akys, atspindi moters krūtinę. Nu va, mūsų burbačkos ir sparneliai, kaip tau sparniukai. Gerai. Nu, bulvės tai man žiauriai skanios, nežinau. Asmeniškai duočiau kokius 7,5. Bet skanu barnai? Man buvo skanu. Jo, sparneliai geri, man biškai toks gal per daug barbecue buvo. Vienas atrodo toks biškai vidai gal šaltas buvo, bet šiaip būčiau ėmęs gal ne barbecue padažų, galbūt dar labiau patikė, bet dabar aš irgi sakyčiau 7. Šiaip labai įdomi, nes pažiūrėjau priežastis, kodėl jų tiek daug užsidarinėja, nes dabar labai daug buvo uždaryta, kur žiūrėjom ir yra dar porą spotų, kurie dirba. Pirma priežastis, kad eina virtualiai daug kas, jau tipo, kad pardavinėja online. Tada, kad jų competitors tipo atsirado gan dideli, Twin Peaks vadinasi, karantinas jiems buvo labai skaudus ir kad labai daug pasikeitė ownerių net per kelis metus ir kad failed to evolve and adapt. Geras spotas pažiūrėti kažkiem žaidimams, iš yra pilna televizorių ir iš visų vietų gali matyti kažkokias rungtynės. Šiaip pagalvojau, aš turiu vieną complaintą apie šitą restoraną. Aš manau, kad per mažai darbuotojų čia. Ne, what fuck, jau yra vakaras prieš užsidarimą, tai reiškia, kad visi darbuotojai greičiausiai buvo kad, kaip ir mes buvom kad, ir viena padavėja turi 3 stalus, čia yra labai mažai. Supratai, ką noriu pasakyti, ne? Ai. Šiandienos restoranas Red Robin, bet ne dėl to, kad jis kažkom special, bet dėl to, kad jis yra vienas, iš kuris gamina Mr. Beast burgerius. You have to order them on the app. We can give them to you, but you have to pay for them and everything on the app. It's not an in-house thing. Atvarėm paimti burgerių, bet neįsivaizduojam kur. Čia atrodo, kad statybo rajonas ir atrodo, kad uždarytas pastatas būtų. Nors man tai pinigus nuskaičiavo už tą burgerį, kur pasidarėm. Įsivaizduoju, iš abandoned restorano užsisakai. Tiesiog esmė, kad ant Google Maps net nerodo, kad... Do you know where we could take an order? We ordered beef burger here somewhere. Yeah, it used to be here, but it's not anymore. Sako, kad jo, čia būdavo, bet dabar jau nebėra čia restoranas. Yeah, sorry, we ordered a Mr. Beast burger. It was on the 25th, 250 Avenue. Yeah, we're picking up. Bet karštas. Bet what the fuck nudribo vieta, tai... Problematiškai užsakyti burgerį, bet galiausiai mes čia jį turim. Paprastas free bulvytas. Šiaip skaniai atrodo. Maksimas. Atrodo šiaip normaliai. Atrodo skaniai. Ar bulvės skanios? Bulvės 0 iš 10. Bet čia jau dėl to nesivežim. Namus iš tokių stato Amerikoje tikrai kardolinės. Jo, bulvės biškai bet. Jo, bulvės tai... Biškai bet labai. Aš nenoriu. Man nepatinka, aš nemėgstu šitų pusės dalykų, kas yra, aš nemėgstu. Net nemėgstu. Į mane tiesiog nevalgo nei svogūnų, nei agurkų, nei mustard. Na, jaučiu net voliojęs liežuvį. Mėsytė yra labai skani. Tada agurkas kažkoks ten ne vietoj buvo. Nežinau, kažkaip nepraėjo man tas agurkas. Bet šiaip neblogai. Man visai patiko. Not bad, bet nesueina biškis skonį kažkaip. Galiu pasakyti tikrai, kad iš Mr. Beast produktų tai burgeris geriausias, kurį valgam. Lyginant su saldainis. Man čia patiko. Ypač mėsa jautės geriausiai, kur tikrai atrodo, kad skani mėsa. Aha. Nu, 7,5. 7 būtų, aš namuose skaniau gaminat burgeris. Aš tai vertinu geriau negu Chick-fil-A, kur mes buvom. Chick-fil-A vertinau 7 už sveiką maistą. Čia jaučiu, kad nesveikas yra 8. Keista, kad negalima užsakyti tiesiog atėjus vietoj. Sako, užsisakyti reikia. Beast appse neberodo, neišeina užsisakyti. Pasirodo, ten pasim pačiam negalima, turi atvežti. Tada jam važiavom į kitą. Tam kitam užsidaręs restoranas, važiavom į kitą vietą pasim. Nu, toksai nesivarginčiau tiek dėl maisto, žodžiu. Šiaip įprastai. Tai nepirkčiau tikrai. Realiai, jeigu nebūtų Beasto burgeris, tai visiškai neverta. Jeigu nefilmuočiau šitą video, tai aš net neragaučiau tą Beasto burgerį. Turim dar 2 Mr. Beast šokoladus. Jau esu bandęs. Bandėme rožinį geltoną ir jie buvo kaina. Aš nežinau, tas mes žiauriai užapintas dalykas, tai bet paėmiau paskutinius 2 išbandyti, kurios galima. Crunch ir These Nuts. Ką čia reiškia Devour? Yra parašyta ant šokolado. Žinai, kas sakys, ne? Atrodo supilėšia toks biškis. Bet man šitas geras. Jis geresnis? Geresnis. Geresnis negu tos 3, kurias bandėm? Ne Hershey's, šitas šokoladas, kur būtų. Bet šitas žymiai geresnis iš žanos. Nes šitas gal pieninis čia. Bet žinau, kad žodų vis tiek. Aš nepirkčiau daugiau jo. Man jis skanus, bet aš jo nenorinu. Tie originalus tai tada... Kiek duotum originaliem? Aš jaučiu kokias 4. Kiek? 3. 3? Jo, labai blogai buvo. These Nuts dalam. Šitas turėtų būti jau, čia belia ką. Čia gerai, biškai perlaužiau, bet va. Bet šitas labiau logiškas. Share buvo parašyta. Pieniškas šokoladas jau skiriasi skonis nuo... Šitą pirkčiau ir valgyčiau, žinok. Šitas geras. It's the one. Jeigu bandysit, tai šitas geras. Vienintelį man iš visų, kurį verta bandyti tik šitą, atrodo. Jo, visus kurios pabandėm, visi kiti... 8. Su pusė. 8. Ne, 8.
Man bent 9, žinok. Aš jį pirkčiau, man skanus yra. Radome dar Nido šokoladą. Šitas buvo geltonas, šitas beda, ne? Šitas nebuvo gerai. Jo, aš nelabai noriu matyti. Reitingė, prie savo. Geltonam. 3,5. Vėl tas pats, žinok, ir tipo, nežinau, kaip gali taip sugadinti šokoladą. Nėra, kad kažkas žavėtų, kad čia būtų wow skanu. Norėčiau išpjauti. 5. Nu, nepirkčiau gerą. Aš duočiau 6 gal. Bet jeigu būtų svečiuose padėta, paimčiau. Šitas geresnis. Šitas saldesnis gerokai. O čia vidui karamelė ar kažką? Riešutų sviestas. Tas more moms, tai čia Mr. Beastas kažką prieš mamas turi? Noms, ne moms. Aš 8 duočiau šitam. Milka vis tiek imtų topą. Šitas biški rysis primena. Šitas skanus man. Man šitas patiko. Aš duočiau 8 šitam. Turim 2 pagodės Mr. Beasto sausainių, kurie atrodo kinda looks good. Atrodo tokie bus su skaniu šokoladu. Šitas bus peanut butter irgi, tai čia kaip Žinot, šito laukiu labai. Nu, ir čimpam po vieną paragauti. Aš biškai tikiausi, kad didesniau, tai aš kažkoks... Nu, jie tokie... Nėra, kad labai gražiai atrodo. Man spalva nepatinka, tokia ruda kažkokia. Nu, atrodo kaip sausainiai tokie. Nežinau. Įdomu, minkštė ar ne? Minkštė. Palauk. Kaip įdomiai. Tipo, atsikanus, pradžiu galvoju, what the fuck, ir tada suvalgiau vieną šokolado gabaliuką ir pasikeitė. Ateina tada skonis toks, ne? Be šokolado, man šitie labai neskanus būtų. Oi, ne. Aš labai tikiuosi, kad jie geri bus kiti. Nepirkčiau šitų. Man nereikia galvoti 3, sakau, kokia. Rimtai? Jo, aš nenoriu šitą net suvalgyti daugiau. 5,5. Not great. 5,5 arba 6. Jo. Ok, šviesaus gymio. Kaip man nesiseka tas sausainis? Gerai. Ready? Sakiau. Įdomus dalykas. Blema toks pam. Aš nežinau, kaip gali paimti sausainį ir taip sugadinti. Paprasčiausia dalyka. Jo, tipo, jauti to peanut butter to. Jo, bet... Riešutų sviesto, jauti patį sausainį, bet tiesiog atrodo biški nesueina galai. Norėjau sakyti, nesusijungia, tiesiog tas Jo, jie kažkaip, nu tiesiog aš nejaučiu cheminio ryšio su šitais sausainis. Jeigu lyginant su anais, net tas pats sakyčiau. Labai blogai. Galėtų būti geresnį. 6, sakau. Man tas pats, žinok, 3. Aš negaliu jų valgyti, man jie neskanus kažkiek. Kvepia kaip šunų maistas. Jie taip gražiai čia atrodo pakuotės ir tą tarpu... Man nepatinka. Atrodo, kad valgau miltus kažkokius su šokolado gabaliukais. Kaip cukrus, kaip miltai ir atrodo neišmaišyta. Netarpusavį, netirpsta ir tiesiog košia tavo burnoj. Pakuotė labai gražiai. Skemas. 2 sausainiai 100 kalorijų, ne? 2 šitie sausainiukai. Taip, čia yra per servingą. Aš džiaugiuosi, kad nepabaigiau jo. Be nieko, bet čia nepirkčiau. Net neimčiau, sakiuosi. Gerinai labai tas pats. Šitas labiau krandžiai. Šitas skanesnis biški. Kaip halva. Labai gerai riešutai jaučiasi. Aš žiūriu gerai. Gerai šitas skanesnis, bet miltų biški yra burnoj vis tiek. Kur sausainį pabaigčiau, bet duočiau kokius 7. Kiek įmenta? Ne, 9. Rimtai? Čia nebuvo ar tai geriausia gyvenimo sausainė tikrai. Man patiko. Karl Gummies. Čia irgi yra tas Karlas iš Mr. Beasto, nežinau, aš irgi nežinau, kad jie išėjo, bet gal ir esu girdėjęs, parašyt Hebra, kad išėjo Karl Gummies. Man kvapas, žinok, labai patinka. No. Ne good? Labai, žinok, geras. Rimtai? Labai geras, man patinka. Noriu pasakyti, Mr. Beasto šokoladai bus vienintelis nepasisekimas jiem. Kaip tau? Smagiai susikremta jie tokie. Jie želė tokie yra. Gal 9, žinok. Nu, kažkaip irgi. 9? Čia solid 9 tikrai. Šiaip žalius vertinčiau geriau. Bet ir čia taip pat nėra blogi jie. Jo, jie valgomi, bet aš žalius preferinčiau. Aš irgi žalius preferinčiau. Šitie? 7,5, 8. Ne, taip pat good, bet. Man žinok irgi 8 būtų buvę, žinok. Nu gerai, tai būnė 8. Ne, to tokia autė. Man šiaip konsistencija nėra mano mėgstamiausias. Labai limpa prie dantų. Dėl to man jie nelabai patinka. Man tai per mažai skonio, aš tokia wow. Duosiu 6. Aš duosiu 4. Tas briliantinė žaluma. Šis geresnis. Pačiu skoniu man šitie labiau patinka negu tie. Jo, žinai, ką jie primena? Kaip šitie. Tai man labai šitas primena ir man šiaip šitas daug skanesnis. Aš ne, šitą pirkčiau, sakau. Man šitas skanesnis įvyko. Man šitas irgi skanesnis. O ne, tai ne. Vis tiek duočiau 7. Ai, tai aš šitam 6 duočiau.